Labas visiems. Šį kartą norėsiu detaliau pristatyti dienos stacionaro paslaugas, tai yra pagrindinės paslaugas, kurias teikiame Olm klinikoje Šiauliuose, nes matome iš patirties, kad tiek žmonėms, tiek pacientams, tiek mūsų kolegams, sveikatos specialistams kyla daug klausimų, nes pasirodo tai dar yra tam tikra inovacija. Tai apžvelgsime, reiškia, kas tai yra per paslauga konceptualiai, kada reikėtų kreiptis šios pagalbos ir kaip reikėtų tai padaryti. Aš remsiuosi ir tokia atmintinė, kurią įdėsiu ir į komentarus, tai jeigu žmonės turės daugiau klausimų, bendraukime ir komentaruose. Reikia prisiminti, jog dienos stacionaras yra kaip hybridas tarp ambulatorinių paslaugų, reiškia, pavienių gydytojų specialistų konsultacijų, ir stacionarinės pagalbos, kai žmogus yra paguldomas ligoninėje. Dienos stacionaras yra lyg hybridas, kur iš vienos pusės žmogus gauna labai panašias paslaugas lyg ligoninėje. Jis turi savo gydytoją, turi savo slaugytoją ir atvejo vadybininką, kuris rūpinasi visa jo seka. Jis turi savo palatą, tik toj palatoje yra ne lovos, o kėdės, kurioje skiriamas gydymas lašinėmis infuzijomis, ir toje kėdėje, reiškia, paslaugas gauna per dieną keletą žmonių, reiškia, pats žmogus nakvoja savo namuose. Taigi, dienos stacionaras savo prigimtimi yra skirtas spręsti tam tikroms sveikatos problemams. Pavyzdžiui, jeigu mes turime elementarų ausies skausmą, ūmiai prasidėjusi, mums tiesiog reikia gydytojo apžiūros, kad įvertint, ar yra uždegimas, padaryti tyrimus ir matyti, ar tas uždegimas yra virusinės ar bakterinės kilmės, ir tiesiog nuspręsti, ar reikia skirti antibiotikus, ar tiesiog užtenka elementarių vaistų nuo skausmo. Tai čia užtenka tiesiog vienos gydytojo konsultacijos, čia nėra dienos stacionaro aspektas. Lygiai taip pat, jeigu mes turime skubes būklės ir ūmius stiprius sveikatos pablogėjimus, kai yra rizika grėsmės gyvybei, tai taip pat nėra spektras dienos stacionaro paslaugų, nes kartais skambina žmonės, jeigu tenais staiga prasidėjo dusulys, kraujavimas, ir tokiais atvejais pirmiausia reikia kreiptis į skubios pagalbos skyrių. Jeigu būtų atmetama situacija, kad nėra grėsmės gyvybei, nereikia žmogaus guldyti į ligoninę, bet jam yra tikslingas, pavyzdžiui, tęstinis gydymas, tokie atvejai jau būtų prižiūrimi dienos stacionare. Vadinasi, mes kalbame apie atvejus, kur yra šiek tiek sudėtingesni savo prigimtimi, negu kad situacijos, kurias galima spręsti pavienėmis konsultacijomis, bet dar nėra sunkus, gyvybei pavojingi atvejai, kurie turi būti prižiūrimi ligoninė. Reiškia, dienos stacionaras yra skirtas būtent tokiom paslaugom. Ir tokias situacijas mes taip savo žargonu, nors tas žodis yra nuvalkiotas, bet nerandam geresnio, vadiname atvejo vadybą dienos stacionare. Ir iš patirties matome, jog tas atvejo vadybas galima grupuoti turbūt į tokias dvi stambes kategorijas. Tai pirmoji, ją galima vadinti bazinę atvejo vadybą, kai žmogui tiesiog reikia suteikti pagalbą arba numalšinti lėtinės ligos paūmėjimą. Kai iš esmės mes jau žinome, kokia yra liga, bet žmogui tiesiog reikia pagalbos, tarkim, lašinių kurso, 5-10 dienų, kad žmogaus būklė atsistatytų iki jo įprastos ir jis galėtų grįžti į darbą, į savo įprastą gyvenimą. Kaip pavyzdys tai galėtų būti apatinės nugaros dalies skausmų paūmėjimai, galvos svaigimų paūmėjimai, širdies nepakankamumo paūmėjimai ir panašios būklės. Antra grupė galėtų būti pavadinta kompleksinė atvejo vadyba. Tai yra pacientai, kurie kreipiasi, kurie yra atsisti su neaiškiu sindromu, su kažkokiu tais simptomų rinkiniu, kur galbūt jau ir ilgesnį laiką nepavyksta rasti aiškios priežasties. Reiškia, tu turi taikyti ne tik tais gydymą, bet turi užsiimti ir diagnostiką. Ir aš nuoširdžiai dabar matau, kad yra tam tikra dalis ligų, ir gana nemažai, kurių optimali diagnostika ir galėtų vykti būtent dienos stacionaro sąlygomis, dėl to, kad stacionarai ir ligoninės tiesiog yra redukuojami, tačiau, kad tu pagautum tą ligą už ragų, tau reikia pakartotinai prieiti prie žmogaus, daryti pakartotinius tyrimus ir kartais netgi skirti gydymą kaip diagnostikos metodą. Kartais mes matom, kad reikia keisti gydymo planą 3 ar 4 kartus, nes matai, jeigu vieni vaistai neveikia, reiškia, tu apie tas diagnozes negalvoji, bandai 2, 3, 4 kartą, kol galų gale, jeigu pasiseka, randi tą priežastį. Reiškia, kompleksinės atvejo vadybos metu mes ne tik padedam žmonėms suvaldyti simptomus, bet ir padedam atrasti ligą, kuri juos kamuoja.
Lygiai taip pat kaip gulint ligoninėje, kur yra reikalingas tam tikras laiko tarpas, kad galėtum suteikti pagalbą, lygiai taip pat ir dienos stacionare yra, aš vis noriu akcentuotą, pakartotinį reiškia paslaugos suteikimą, pakartotinį priėjimą prie žmogaus tiek slaugytojo, tiek ir gydytojo, kad galėtum pilnai suteikti tą paslaugą, nes dalis žmonių tiesiog kreipiasi norėdami pasikonsultuoti, norėdami gauti greičiau tyrimą arba atvažiuoja iš kažkur toliau ir reiškia, sako, man būtų jau sunkiau važinėti ir mes tikrai pamatom, kad jeigu tu negali tenais tų 5 ar 10 dienų iš eilės skirti gydymo kursų ir matyti žmogaus, tai pati atvejo koncepcija neveikia ir žmogus gali tiesiog negauti tos paslaugos, kurią galėtų gauti, jeigu tiesiog būtų pilnai išpildoma dienos stacionaro koncepcija. Trečiam punktui yra nurodytas greitis, tai yra, mes turime minėti, kad kaip mes perimam tom, pavyzdžiui, 2 savaitėm paciento priežiūrai šeimos gydytojo, mes patys ir parašom siuntimus specialistams, jeigu reikalingos konsultacijos, bandom suderinti, kokie tyrimai būtų kada atliekami, kad žmogus per tą laiką gautų maksimalią naudą savo sveikatos problemai išspręsti. Ir dienos stacionaro paslaugos OUM klinikoje yra teikiamos nemokamai. Reiškia, mes stengiamės iš to įkainių ligonių kasų viską, ko reikia žmogui, akcentuoju, ko reikia žmogui, kad mes rastumėm sprendimą ir padėtumėm su simptomais, suteikti nemokamai. Aišku, nebent tie tyrimai kainuoja šimtais, tada jau jokio kito būdo nėra. Jeigu jau žmogus nori kažkokio kito papildomo tyrimo, tai mes tiesiog rekomenduojame tai pasidaryti komerciškai, nes patys per daug iš šitas sritis nelendame. Dabar, kas gali išrašyti siuntimą dienos stacionaro paslaugoms, tai yra akivaizdu šeimos gydytojas, tai gali padaryti gydytojas specialistas. Pavyzdžiui, žmogus nuėjo pasikonsultuoti dėl širdies nepakankamumo ir gydytojas pamatė, kad, pavyzdžiui, jam reikia savaitės kurso į veną leidžiamų diuretikų, sekti kalio rodiklį, sekti širdies nepakankamumo rodiklius ir panašiai. Lygiai taip pat po vizito skubios pagalbos skyriuje, tarkim, jeigu žmogus atvyko ten galvos svaigimo, nustatyta, jog nėra insulto, o traktuojama kaip lėtinės galvos smegenų išėmės paūmėjimas, tolimesniam kursui infuzoterapijos, jeigu tokia yra reikalinga, gali parašyti siuntimą ir priėmimo gydytojas. Ir aš kaip gydytojas iš tikrųjų matau didžiulę naudą tam tikram pacientų spektrui, kuriam yra tikslingas dienos stacionaras. Jiems aš matau didžiulę sukuriamą naudą, nes tikrai kartais reikia 40 minučių apklausti pacientą, kad priartėtum prie tos jo diagnozės ir po to, reiškia, matydamas jį tenais pakartotinai, dar 3 kartą, tu gali sudaryti ant jo tą tikslų tyrimų ir gydymo planą ir priartėti prie diagnozės, kas, pavyzdžiui, šeimos gydytojo praktikoje, tiesiog būtų neįmanoma, nes srautai yra per dideli. Ir noriu akcentuoti, atkreipdėmėsi tai, ką mums pasako mūsų pacientai, kad kartais jų gydytojai klausia, tai ko tu ten nori eiti tą dienos stacionarą, kas tau tenais padės, reiškia, ne visiems žmonėms tai paprasta čia yra pakliūti, netgi ir tada, kai yra labai labai rimtas reikalas. Tai tiesiog noriu kreiptis į kolegas, į šeimos gydytojus, kad manau, kad dienos stacionaras yra itin naudinga ir jūsų praktikai paslauga, jeigu yra kompleksiniai atvejai, jeigu yra pablogėjimai, kai matote, kad reikia testinės infuzoterapijos, tyrimų darimo, galbūt ir vaizdinių tyrimų atlikimo ar specialistų konsultacijų, kurių mes turime komandoje vidinių specialistų, tikrai mes galime jums padėti, galime nukrauti šitus atvejus ir turbūt atsiųsti atgal pacientą po to dienos stacionaro kurso, sutvarkytą, su aiškiom rekomendacijom, kaip tęsti jo tolimesnę ambulatorinę priežiūrą. Tai tiek šiam kartui. Jeigu dar būtų kokių klausimų ar poreikio kažką patikslinti, lauksiu komentarų ir galėsime pratęsti bendravimą tenais. Pasimatymo visiems, sėkmės ir sveikatos.